Tai treneris sveikinu su pergalę, rungtynės nebuvo lengvos, bet pergalė turbūt pelnyta. Tai koks būtų jūsų komentaras apie rungtynės? Tikrai rungtynės nebuvo lengvo, žaidėm prieš komandą, su kuria susitinkam ne pirmą kartą. Su šia komanda visą laiką labai būna daug kovos, gal nelabai kažkokio kokybiško futbolo, bet aistros ir už kiekvieną metrą dvikovos aikštėje tikrai netrūksta. Su šia komanda visą laiką būna įvarčių. Ir būna nemažai įvarčių, tai šiandien su vaikinais ir kalbėjom apie rungtynes, kad įvartį manau, kad įmušim, bet laimės ta komanda, kuri geriau apsigins. Tai džiaugiuosi, kad pavyko pelnyti įvartį ir pavyko išsaugoti vartus sausus, kaip ir paskutinėse pirmo rato rungtynėse. Teko atlikti ankstyvą keitimą, kokia ten buvo situacija? Gustas jautė pilvo apačioje skausmą ir nebegalėjo tęsti rungtynių. Manau, kad Patrikas išėjęs puikiai pakeitė jį centro gynėjo pozicijoje ir tikrai padėjo mums šiandien iškovoti pergalę. Buvo solidus gynyboje. Antram kėliny, ypač pabaigoje, turėjot daug labai gerų progų. Ko pritrūko, kad pavyktų padvigubinti persvarą? Na, manau, kad ne tik tai antro kėlinio pabaigoje, bet ir pirmajame kėlinyje turėjom tikrai gerų atakų ir progų pelnyti įvarčiui. Tiesiog nepavyko jomis pasinaudoti ir tas išėjo irgi iš tokio disciplinuoto žaidimo, solidžios gynybos. Antrajame kėlinyje nežinau, turbūt vaikinai nenori stūpyti mano nervų, tai iki pat paskutinės minutės verčia mane nervuoti. Čia turbūt dėl treniruočių proceso kažkokių tai dalykų laiko ant manęs kažką. Gerai, tai dėkui, treneri. Dėkui.